Sugriaukite šią šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jėzus kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Visi mes, pakrikštytieji, priklausome jo kūnui. Kitaip tariant, esame bažnyčia. Ta didžioji bažnyčia, tai bendruomenė, glaudžiai suvienyta su Kristumi. Tokia artima, kad su juo sudaro vienybę. Šioje bendruomenėje kiekvienas yra svarbi dalis. Vienas stipresnis, kitas silpnesnis. Vienas stovi toliau, kitas liepsnoja ugnimi. Yra ir tokių, kurie sužeidžia, papiktina ar duoda blogą pavyzdį. Tačiau visi kartu sudarome vieną kūną, Kristaus kūną. Kiekvienas turime savo paskirtį ir dovaną. Vienas vadovauja, kitas moko, kitas padeda, vienas guodžia, kitas myli ypatingų būdų. Visi talentai, kuriuos turime, skirti tam, kad praturtintume Kristaus kūną. Tai yra bažnyčia, bendruomenė. Ir bažnyčia išgyvena savo pakilimus ir nuopuolius. Kartais ištikima viešpačiui, kartais mažiau. Kartais liudija pasauliui, o kartais jį papiktina. Tačiau niekas nesugriaus viešpaties šventyklos, nes pats viešpats visada yra savo bendruomenėje. Jis gyvas sakramentuose, savo žodyje, ištikimas savo tautai, net kai tauta jam neištikima. Ir tikiu, kad visada atsiras tų, kurie išgirs jo balsą ir rimtai priims atsakomybę už viešpaties kūną, už bažnyčią, kurios jie yra dalis. Bažnyčia nėra tik kunigų ar vyskupų reikalas. Ji yra mano bažnyčia, mano kūnas, mano bendruomenė. Aš esu jo dalis, jos dalis. Ir noriu, kad per mano įsitraukimą Kristus būtų matomai gyvas šiame pasaulyje. Palaimintos dienos.